Sveiki, šiandien turiu neeilinį video patobulintas jisai, kaip mesti rūkyti alkoholio ir narkotikus. Visos šios veiklos atveria duris demonam atakuoti jūsų gyvenimą, tad svarbu susitvarkyti šios žalingus įpročius ir mesti juos, nes kitaip demonai turės prieigą prie jūsų ir gali pasiųsti įvairias nelaimės, ligas, finansinės problemas ir panašiai. Dievas mato cigarečių rūkymą kaip degančius smilkalus kitiem dievam, nes jei pastudijuosime tabako istoriją, tai indėnai rūkė garbindami kitus dievus. Priklausomybės tokios kaip alkoholis, narkotikai, rūkymas yra dvasinės problemos, todėl jos turi būti sprendžiamos dvasiškai. Visi žinome, kad įprasti metimo būdai, ten visokie pleistrai, nikotino gumos ir panašiai yra nesąmonė. Jeigu ir pavyksta su jais mesti, tai tik atsitiktinumo ir sutapimo dėka. Taip pat prašau palaikinkit ir subscribinkit šį video, dėkui. Alkoholis, kaip nebūtų keista, mano nuomonė gali būti vartojamas mažais kiekiais, bet ypač svarbu neprisigerti. Ir pavyzdžiui, Jėzus gėrė vyną ir religiniai lyderiai vadino jį girtuokliu. Aš pavyzdžiui, kartais kavinėje išgeriu balto vyno 100 ml, butelių niekuomet neperku, nes tuomet lengva padauginti. Manau, geriausia kavinėje šiek tiek išgerti. Ir dabar pacituosiu Bibliją, kad ji žvelgia teigiamai į mažo kiekio alkoholio vartojimą. Citatas radau God Questions svetainėje. Taigi, Ekleziastis 9:7 sako: gerkite vyną su linksma širdimi. Psalmė 104, 14, 15 sako, kad Dievas davė vyną, kuris daro žmogaus širdį laimingą. Izaijo 55:1 sako, skatina: taip, ateikite pirkti vyno ir pieno. Buvo ir kitų citatų, bet dažniausiai rašoma apie vyną ir į vyną žiūrima teigiamai Biblijoje. Tai nežinau, ar gera mintis būtų gerti degtinę ar alų, nes degtinė tai neturi skonio ir manau, jos vienintelis tikslas yra prisigerti, tai kas būtų nuodėmė, o alus man toks pigus gėrimas, kad tiesiog gadina žmogaus įvaizdį. Tad iš visų gėrimų, man atrodo, jeigu gerti ką nors mažais kiekiais, tai mano nuomonė geriausia baltą raudoną vyną. Bet noriu pabrėžti, kad gerti vyną mažais kiekiais galite tik jei nesate linkę į priklausomybės nuo jo, nes prisigerti būtų nevalia ir tai būtų tikrai nuodėmė. O dėl visokių kitų gėrimų, ten alučių ir panašiai, tai siūlau pasidomėti Google's Bibliją ar internete, tiesiog įveskite Can a Christian drink beer, Can a Christian drink gin ar kokį kitą gėrimą, galite į Google įvesti ir prašykite Dievą, kad padėtų jums išaiškinti tiesą. Dabar kalbėsiu, kaip mesti žalingus įpročius. Yra daug teorijų ir daug nuomonių, kad mesti žalingą įprotį, pavyzdžiui, kaip rūkymas, yra labai sunku, bet iš tikrųjų metant rūkymą ar kitą žalingą įprotį su Dievo pagalba viskas gali būti be pastangų ir lengva, reikia tik trupučio sėkmės. Šis būdas skirtas žmonėm, kuriem niekas nepadėjo ir yra praradę tikėjimą, kad pavyks atsikratyti žalingo įpročio, nes man tai buvo. Ir dabar papasakosiu savo istoriją. Aš rūkiau cigaretės apie 20 metų, prieš metant jau rūkydavau beveik 2 pakelius cigarečių ir niekas man nepadėjo, buvau išbandęs ir Alano Karo knygą ir jau buvau užsakęs net nikotino rūgšties. Taip susiklostė aplinkybės, kad vieną dieną nusprendžiau nueiti į bažnyčią ir maldą paprašyti Dievo pagalbos. Neatsimenu net kaip meldžiausi, bet prašiau, kad padėtų mesti rūkyti nuo rytojaus, nes galvojau, kad vakare tikrai turiu rūkyti. Bet taip jau gavos, kad tą pačią dieną dingo abu žiebtuvėliai, tada nusipirkau naują, tada cigarilę užgeso. Tada supratau, kad tai gali būti ženklas ir pabandžiau mesti iš karto tą pačią dieną. Mano nuostabai visiškai nesinorėjo rūkyti net vakare ir taip be pastangų ir lomkių verčiau rūkyti jau apytiksliai, jau daug metų, žodžiu, gal 3. Ir man atrodo, bet buvo pagundimo kartais minčių, tačiau vėl pasimelsdavau ir praeidavo, tad svarbu su malda spręsti šias problemas. Nebūtina eiti į bažnyčią, aš buvau nuėjęs į bažnyčią, nes tuomet dar nebuvau pažinęs visos tiesos,
bet nebūtina eiti į bažnyčią, galima ir namuose pasimelsti. Bet jeigu nueisite į bažnyčią, tai svarbu nesiklaupti prieš statulas, nes tai būtų Dievo įstatymo pažeidimas. Kai bandydavau mesti kitais būdais, viskas buvo 100 kartų sunkiau, anksčiau ir vėliau užeidavo tokios stipros lamkės, kad nepavykdavo. Ir nėra jokio skirtumo, ar bandote mesti rūkyti, ar narkotikus, ar alkoholį, ar dar kokį žalingą įprotį. Visi šie įpročiai turi dvasią ir jų priežastis yra ta pati. Tik įspėju, kad kartais Dievas neatsako maldos iš karto. Dažnai reikia laukti ir mėnesiais ir metais dažnai bandomas mūsų tikėjimas, tad nenustebkite, jeigu iš karto malda bus neatsakyta, kartais reikia laukti labai ilgai Dievo pagalbos, bet kas žino, galbūt pasiseks kaip man ir iš karto mesite. Ir taipogi žinau kitų žmonių, kuriem pavyko mesti šiuo būdu su malda, arba Dievas tiesiog pats kreipėsi į juos. Taigi einame prie reikalo, ką reikia daryti, jeigu nori mesti rūkyti, ar priklausomybės, vienu žodžiu, su Dievo pagalba. Punktas 1. Reikia prisipažinti Dievui, kad rūkymas, nesaikingas gėrimas ar narkotikai yra nuodėmė ir pateikti maldą prašymui Dievui tėvui, būtinai Jėzaus Kristaus vardu, arba galima kreiptis į Jėzų tiesiogiai, arba galite prašyti abiejų, pakalbėkite su jais žmogiškai maldoje, tiesiog padėkokite Dievui už viską, ką Jis padėjęs jums gyvenime. Būtina privaloma atleisti savo kaltininkam, nes tai pagrindinis, pats svarbiausias faktorius, ar jūsų malda bus atsakyta. Tas būtina atleisti savo kaltininkam. Galite pažadėti Dievui, kad stengsite skaityti Bibliją ar pradėsite eiti tikinčiuoju keliu, nes yra Biblijoje parašyta, kad jeigu ta dvasia palieka iš žmogų, ta piktoji dvasia palieka žmogų, o žmogus netampa tikinčiuoju, tada gali grįžti dar baisesnės dvasios. Tad svarbu, kad jeigu jau nori atsikratyti blogų dvasių, reikia pradėti tikinčiojo gyvenimą, skaityti Bibliją, melstis ir panašiai. Vienu žodžiu, pakalbėkite maldą su Dievu ir šis prašymas ir pokalbis yra svarbiausia dalis, bet yra dar mažų dvasinių pagalbų, kurias dabar išvardysiu. Jūs galite susikurti savo metimo rūkyti ar alkoholį ar dar kokį blogą įprotį programą. Pavyzdžiui, galite kelias dienas prieš sakant maldą kartoti afirmacijas, galite pasikrikštyti, dabar viską išvardysiu ir tai gali padėti jūsų metimo šansus. Taigi, dabar pradėsiu viską išvardysiu, kas dar gali padėti jums prieš metant rūkyti ar kitą blogą įprotį. Taigi, kaip jau sakiau, reikia tapti tikinčiuoju, pasikrikštyti ir vesti tikinčiojo gyvenimą su maldom, šventosios rašto skaitimu ir panašiai. Kaip pasikrikštyti? Tai ne tas katalikiškas krikštas, kur ten kūdikį pakrikštė, bet krikščioniai turi pasikrikštyti upėje ar ežere, kai jos pastorius ar kitas tikintysis, kuris jau yra pasikrikštęs, panardina į vandenį. Jeigu nežinote, kas jūs galėtų pakrikštyti, prašau parašykite man į e-mailą ir aš jums duosiu kontaktų, kas gali jūs pakrikštyti. Tai gali tikrai padėti jums mesti žalingą įprotį. Taip pat galite tapti maldos ekspertu. Mano kanale yra video, kaip melstis, kad malda būtų atsakyta. Ten liktai 28 super patarimai, kaip melstis, kad padidėtų šansai, kad malda bus atsakyta. Taip pat svarbu naudoti afirmacijas. Afirmacijos yra ištariami žodžiai. Mūsų ištarti žodžiai turi didžiulę galią mūsų gyvenimui. Prašau, pažiūrėkite kitus mano video apie manifestacijas. Ir vienu žodžiu, kiekvieną dieną dažnai ištarkite žodžiais: aš esu laimingas nerūkantis, aš mečiau rūkyti, aš nenoriu rūkyti. Jeigu turite bėdų su alkoholiu, ištarkite žodžiais: aš nenoriu gerti alkoholio. Nors geriau būtų iš tikrųjų nevartoti žodžio ne, čia iš tikrųjų biški maža klaidelė, nes geriausia be žodžio ne, geriau kalbėkite: aš esu blaivus, aš esu be alkoholio, aš laimingas be alkoholio. Atraskite savo frazių, tik svarbiausia, nenaudokite būsimojo laiko.
reikia sakyti, aš mečiau rūkyti, aš esu laimingas nerūkantis, jokių būdų nekalbėkite apie ateitį, nes kalbėkite tarsi jau būtumėt pasiekę savo tikslą. Kaip jau sakiau, pavyzdys, aš mečiau rūkyti, kad jau atlikau, ne apie ateitį, bet kad jau padaryta. Ir pavyzdžiui, Alano Karo knygoje, man atrodo, jeigu neklystu, buvo pasakyta, ištarkite, aš laimingas nerūkantis. Buvo parašyta, ištarkite, aš laimingas nerūkantis. Nežinau, ar žinodamas ar nežinodamas, bet Alanas Karas paminėjo afirmacijas, jeigu gerai prisimenu. Taip pat afirmacijas geriausia sakyti prieš užmiegant, nes tuomet pasąmonė imliausia afirmacijom. Tad geriausia ištarti prieš užmiegant arba dienos metu tarkite. Taip pat galite skirti 10 pajamų labdarai, nes kaip Biblijoje parašyta, kaip vanduo užgesina liepsnas, taip išmalda atlygina už nuodėmes. Meskite okultizmą, tai visokias jogos, homeopatijos būrėjai, apyrankės laimės, visokios horoskopai, Himalajų druskų lempos, kurios atseit gydo, kristalai, kurie atseit magiški. Meskite visą okultizmą, nes per juos demonai gauna prieigą prie jūsų. Ir prašau, pažiūrėkite mano kanale, yra video demoniški daiktai jūsų namuose. Reikia atsikratyti demoniškų daiktų. Atrodo toks baisus žodis, demoniškas daiktas, bet kartais visai nekalti daikteliai. Pavyzdžiui, Hario Poterio filmas gali būti demoniškų daiktų, nes magija, pavyzdžiui, Dievo uždrausta yra. Prieš metant priklausomybės, kaip jau sakiau, pasikrikštykite į Jėzų vandenyje, upėje ar ežere. Visas šis mano būdas gali atrodyti sudėtingas, bet atsiminkite, aš mečiau rūkyti be visų šių triukų, aš tiesiog malda bažnyčioje žmoniškai pakalbėjau su Dievu ir Jėzu, neatsimenu, ir pavyko. Aš tiesiog norėjau sudėti visus niuansus, triukus į vieną vietą, kad padidinti jūsų šansus. Bet jūs, kaip jau sakiau, galite nenaudoti visų triukų, patys pasirinkite, kaip jūs norite mesti rūkyti ar gerti ar panašiai. Ir pats paskutinis, pats svarbiausias dalykas, tai kaip jau sakiau, ne visos maldos atsakomos iš karto, jos gali užtrukti ilgą laiką, net metais. Dievo keliai yra aukštesni nei mūsų ir tik patekę į rojų sužinosime, kodėl turėjome vargų mūsų gyvenime. Ir svarbu nenustoti prašyti Dievo Tėvo maldą ar Jėzaus. Svarbu nusiteikite prašyti, kad ir metais, nes Dievas kartais išsiunčia angelus, kad išpildyti jūsų prašymą, bet velnio pakalikai juos užlaiko, tad jei nutrauksite maldą, jūsų prašymas gali būti atmestas. Tad nusiteikite, sakykite, melsios, kad jeigu reikės ir metais, kiek reikės, tiek melsios. Yra Biblijoje parašyta, kad dėl jo įkyrumo atsikels ir duos. Toks svarbu būti įkyriu. Būkite įkyriais, prašykite Dievo, kiek tik reikės laiko ir vieną dieną esu tikras, jums pavyks mesti rūkyti ar gerti ar kokią kitą žalingą įprotį, bet kas žino, galbūt atsakys Dievas jūsų maldą iš karto, nes man tai pasisekė. Ačiū Dievui ir Jėzui. Jeigu metus žalingą įprotį dar ateina kokia mintis, sugundimo mintis, reikia vėl melstis ir su malda įveikti šias pagundas. Ačiū, kad klausėte. Prašau, apsilankykite mano YouTube kanale, kurie yra apie dabartinius ir būsimus laikus ir apskritai dvasingumą. Dėkui, kad klausėte. Sėkmės, iki.